Sveiki, su jumis sveikinuosi aš, Karolis iš Himaltons ir kaip ir kiekvienais metais labai trumpai pristatysiu jums didžiausias ateinančios slidinėjimo sezono naujienas. Šiais metais skrisime net į 6 oro uostus Wizz Air ir Air Baltic avialinijomis. Kiekvienam priklauso rankinis, registruotas bei sportinės įrangos slidinėjimo bagažas. Taip pat vardo keitimo paslauga yra nemokama likus ne mažiau negu 2 savaitėms iki išvykimo į kelionę datos. Šiais metais mūsų grupinės kelionės vyks į Šveicarijos, Italijos, Austrijos, Prancūzijos, Andoros Alpės bei Kaukazo kalnus. Didžiausios šio sezono naujienos yra naujos kryptis iš Grenoblio oro uosto Prancūzijos Paradis-Ski bei Tignes, Austrijos Kitzbühel ir Ischgl kurortai. Taip pat vieną populiariausių mūsų Italijos krypčių Latuilą papildėme labai plačią apartamentų pasiūlą. Po trumpos pertraukos vėl keliausime į Šveicarijos 4 slėnių kurortą. Vaikų atostogų metu taip pat vyksime ir į Andorą. Gudauri kryptį papildėme visiškai naujų viešbučių Carpe Diem, kuris yra šalia trasų. Noriu pabrėžti ir aišku pasidžiaugti, kad visi Himaltons kelionių vadovai, tai yra lydintys asmenys, taip pat yra ir licencijuoti slidinėjimo instruktoriai, kurie visų kelionių metu dalinasi savo patirtim ir padeda mūsų klientams tobulėti slidinėjimo srityje. Taigi kviečiu jūs pasinaudoti plačią mūsų slidinėjimo kelionių pasiūlą ir patirti mūsų išdirbtą servisą, į kurį dedam labai daug pastangų ir nuoširdžios meilės. Pasimatysim ant kalno, iki.